Audriau, tavo pirmos Aurum 1006 km lenktynės, tai buvo pačios pirmas lenktynės? Ta prasme, mano Pačios kaip pirmos- lenktynininko... Ar... Ne, pačiam pirmam 1000 tu dalyvavai? Ne. Kai buvo pirmas 1000, aš dar tada važiavau rallycrossą. Ir tada mes atvažiavom čia iš Vilkyčių, nes jau mums buvo pasibaigę ten visi aktyvumai tos dienos. Mes atvažiavom iš Vilkyčių, čia pasižiūrinėjom ir aš nežinau, ar mes nuo 2 ar nuo 3 metų pradėjom. Taip, va. Dabar jau tiksliai net neatsimenu. Bet jūs tada pasiruošėt golfą, teisingai? Ne. Pirmiausia, tai mes nuomavom golfą. Nuomavom dizelinį golfą iš vokiečių. Tada ten nelabai sekėsi, nes jie tai buvo paskubėję. Tada tokia mada buvo, kad dizelis galėtų long distance'uose važiuoti. Ir ten jie buvo patys pridarę tokių klaidelių, neteisingai išoperavę duslintuvą ir turbina vis užsilenkdavo. Bet ir tai čia jau nebuvo pirmos. Pirmas mes turėjom, kažkokių mašinų turėjom. O paskui po to golfo, tada mes jau kaip patys geriau už vokiečius išsiaiškinom per klaidos. Tada nusipirkom naują 6 golfą. Jį pasiruošėm per sezoną, ištaisėm tas klaideles, susidraugavom su Cirklu, su Statoilu. Ir tada jau mes finišavom labai sėkmingai, labai aukštai, su dizeliniu gal 3 ar 4 vietoje absoliučiai. O paskui buvo begalė visokių mašinų, buvo A3, buvo Audi TT, buvo ta tokia legendinė, kuri dar po šioriai nesenai važiuodavo, Audi A4. Visais ratais varoma. Visais ratais varoma, kur net vienais metais važiavam tokia sudėtim įdomią, kad aš, Jonas dar visai vaikas ir Vitukas švedas. Ir tada irgi gerai sekėsi, tai nežinau, daug visko buvo. Sunku, reiktų tos tavo filmukus pažiūrėti, kur tu esi sudėjęs chronologiškai ir tada gal atsiminčiau. Bet, Audriau, likimo ironija, nėra tavo pavardės ant taurės išgraviruotos, teisingai? Ne, mes absoliučiai su manim nelaimėjom. Gal 2 vietoje buvom aukščiausiai. Absoliučiai nėra. Bet mano pavardė tai yra. Tavo pavardė yra, bet vaikai ten daug kartų yra įsiregistravę. Aš manau, kokie 16 kartų gal yra, nes... Per abu? Per abu, jo, nes Jonas tikrai 10. Ir paskui baigė aukšta nata. Labai gerai, kad jis baigė, kai laimėjo ir tada niekas nieko negali pasakyti. Ir Ignas baigė, man atrodo, irgi laimėjimo. Bet tas tavo virusas paskleistas lenktynių jau dabar ir anūkam persiduoda, nes jau tavo anūkas pradeda lenktynininko karjerą. Jo, mes jį labai norim, kad jis neturėtų per daug užkrautos vaikystės, kad turėtų biški vaikystės daugiau negu Jonas ar Ignas, tai mes taip nuosaikiai kol kas. Jis labai geras, labai tvarkingas, labai tikslus, jį sunku priverst padaryti klaidą ir jis dabar jau greitas. Kol kas turim problemą su lenkimu. Jis lenkia tik tada, kai yra garantuotas. Niekad nepadaro avarijų, niekad nepadaro nieko, bet vat, tai dirbam tą linkme, bet nežinau, ar jis bus lenktynininkas, nes jam labai rūpi lėktuvai. Iki beprotybės jam rūpi lėktuvai ir jeigu jam ir labiau rūpės lėktuvai, tai turbūt jis galbūt pasuks tuo keliu. Audriau, čia prieš 3 dienas pas tave atsirado dar viena anūkė, jau 4? Tai anūkė 3, o iš viso anūkų tai 4. Taip. Tai turi vieną potencialų lenktynininką ir merginų krūvą, kol kas. Gerai, kad vieną, aš dėl to nepergyvenu. Ir aš juokauju, aš manau, kad tik juokauju, niekad tas nevirs realybę, bet Jonas vis sako, aš norėčiau, jeigu grįžčiau į 1000, tai kartu su jaunėliu. Tai aš sakau, tada paimsit ir mane. Ir manau, kad dar tokio nebuvo, gal kad važiuotų senelis, tėvas ir sūnus jo. Tai galbūt tokiu atveju svarstyčiau, o šiaip kol kas netraukia, nes kad važiuoti greitai reiktų įdėti daug darbo. Važiuoti taip nepadoriai lėtai aš nenoriu.
Taip, kad galbūt yra tokia slapta mintis, bet nežinau, ar jinai realizuosis. Ir labai sieksiu to. Bet tu vis tiek čia, tu vis tiek patari, stovi, domiesi. Ar klauso tavęs vaikai? Ar tu dabar jau tik stebėtojas? Ne, tai mes ir pasiginčijam, ir šiaip tai turbūt klausytų, jeigu aš būčiau toks labai norėtojas, kad klausytų, bet vis tiek visa filosofija yra ta, kad vaikas turi būti geresnis už tave ir anūkas geresnis už jį. Nu, aš taip stengiausi daryti ir visam gyvenime, kad man buvo taip, kad jiem būtų lengviau, kad ten kitiem būtų dar lengviau, tai būčiau kvailas, turbūt jeigu labai daug aiškinčiau ir bandyčiau pagal save viską vadovauti. Manau, kad atėjo laikas ir jėga. Ir Jonas puikiai tą daro. Nu, jeigu taip žiūrėt pagal rezultatą 1000 kilometrų lenktynėse, tai Jonas 10 kartų už tave geresnis. Taip, ne 10, begalybė. Daugiau. Begalybė kartų. Jeigu matematika, dabar čia su matematika Lietuvoje prastai, bet begalybė kartų geresnis. Bet Audriau, ar tu laimingas, kad pasėjai tą virusą abiem savo vaikam? Aš manau, kad taip. Manau, kad aš kaip tėvas turėjau žiauriai daug laiko su jais. Tokio laiko, kur būni kartu, kur sekasi, kur nesiseka, kur kartu gyvenam, kur kartu džiaugiamės, kur kartu pergyvenam, tai šita dalis įvyko puikiai. O kai jie važiavo aktyviai, kai buvo sportininkai, tai vis tiek mano jau tada pagrindinis tikslas buvo žiūrėti, kaip veikia komandos Anglijoje, kaip veikia komandos Vokietijoje, kaip ką. Ir aš galvojau, kad mes nesam blogesni, mes labiau alkanesni ir jeigu tu ilgai ir kryptingai dirbsi, tai turėtų gautis. Ir dabar mes, manau, jau Jono dėka esam tokia komanda, kuri žinoma Europoje, su kuria skaitosi, kurią mėgsta ir Audi gamyklą, taip kad aš laimingas. Palinkėk ko nors savo anūkui. Tai visko ko geriausio, bet kad jis pasirinktų, kad mes nesumaišytume jam pasirinkti kelio, kur jisai nori, ir tada ten jam bus lengva. Nes jeigu jam lieptume galbūt groti ar dainuoti, tai jam turbūt būtų sunkiau. Jeigu jis nenorės važiuoti su mašinom ir su kartingais, tai irgi jis galbūt gali būti geras lenktynininkas, normalus, bet nebus tas, kur gyvens tuo ir iš to patirs malonumą. Taip kad irgi tikiuosi Jonas panašių principų, leis jam apsispręsti, ką jis nori daryti, aš viską jam irgi padėsiu, ko galiu, ir viskas bus gerai. Ar tu gyveni savo svajonių gyvenimą? Aš manau, kad jo, nes visada taip jau yra, kad aš visada turiu visko priplanavęs į priekį ir man tada nereikia daug laukti, kol kažkas arba galvoti, ką reikia daryti. Man labiau reikia galvoti, ko galbūt biški nedaryti. Nes metai tai bėga ir kai tu pažiūri realiai, kiek jų dar tokių, aš nekalbu apie tą ilgamžiškumą, kur gali labai gyventi ilgai, bet aš noriu kuo ilgiau gerai gyventi. Ta prasme, pilnavertį gyvenimą. Tai bet kuriuo atveju jo neliko tiek daug, tai aš vis bandau visokius mintyjų, kaip čia dar taip viską sudėliot, kad dar biški ir kad pasimėgaut. Ir pasimėgaut, ir pasidžiaugt vaikais, anūkais, visku kitu. Tas tavo praleistas laikas su Jonu, kai jis buvo paauglys, kai jūs važiavote... Ne paauglys, nuo 8 metų, nuo 7 realiai, tai čia ne paauglys dar. Jo, bet ir ralį jūs važiavot.
daug išbandėt visokių ir avarijų turėjot, ir labai skaudžių kartu važiuodami. Tai čia daugiau tie nukrypimai tokie, kad Lietuvos autosportas ėjo visokiais kalniukais ir kai buvo labai populiarūs kartingai, tai mes buvom kartinguose. Kai kartingai tikrai buvo taip papuolę į tokią biškį duobę, nebuvo trasų, nebuvo ten normalių federacijų žmonių, nebuvo visko ir toks buvo kartinguose tarpas. Žiedo irgi Lietuvoje tada tokio pilnavertiško kaip ir nebuvo išskyrus 1000. Tai mes tada biškį važiavom Lenkijoje, biškį bandėm ralį, bet grinai iš to, ką turėjom garaže, neinvestavom į tą daug, kad tokio turėti universalumo. O kai paskui jau radom kryptį su savo sponsoriu, su partnerių pagalba į tą aukštesnį sportą, kai jau pradėjom su Porsche'ais važiuoti, tai manau tada jau mes tokia jau ta kryptis, kuri po visų paklydimų buvo teisingiausia tokia. Ir jinai tada nuo jos ir prasidėjo. Tas tavo praleistas laikas su vaikais, tarp vyrų, nuo pat mažens, dabar iš šitos perspektyvos atsiperka? Atsipirko? Taip, aš manau, kad taip, nes mes suprantam vienas kitą iš pusės žodžio, dėl to gal kartais dažnai ir ginčiamės, kad labai gerai suprantam ir labai net žinom, kas ką kada sakys, žinai. Tas per didelis ryšys, jisai, kartais irgi toks, bet sakau, reikia laiku viską paleisti, ką gali paleisti ir tik tai padėti. Ir tada aš žiūriu, kad tada viskas labai gerai einasi. Ačiū.